Po vasaros atostogų sugrįžęs Kauno Spyris atsakingai ruošiasi pirmajai dvikovai su Šiaulių ekipa. Apie pasiruošimą rungtynėms savo mintimis pasidalino komandos vyriausiasis treneris Laimis Bičkauskas bei vienas iš komandos lyderių Andrius Velička. Labai gerai, surinkom tikrai taškų tiek, kiek patys nesitikėjom. Tikrai turėjom sportinės sėkmės. Keletą rungtynių laimėjom per paskutinės rungtynių minutės. Buvo rungtynės, kur 10 visą kėlinį žaidėm, bet pasiekėm pergalę. Tai tikrai pirma sezono pusė mums labai yra sėkminga ir entuziastingai ruošimės antrai sezono daliai. Jisai yra mūsų Kauno futbolo mokyklos auklėtinis, jisai yra žaidęs ir anksčiau pas mus, tiesiog buvo išvykęs mokytis pusmečiui. Tikrai iš jo tikimės gero žaidimo, aišku, pastaruoju metu turėjo traumą, pusmetį praleido dėl traumos, negalėjo žaisti, bet tikimės jį atgaivinti ir galvojam, kad tikrai komandai duos daug naujos energijos, daug naudos. Ateinančiai sezono pusėje mėginsim toliau kelti kiekvieno jauno futbolininko individualų meistriškumą, duosim jiem pasireikšti įvairiose rungtynėse ir ruošim juos ateičiai. O jeigu sportinė sėkmė nuo mūsų nenusisuks, tai galbūt ir pakovosim dėl 4. vietos. Ruošiamės kaip ir kiekvienom rungtynėm, susikoncentravę, susikaupę, šiek tiek pailsėjom. Dabar pilnai visi pasiruošę, daugmaž sveiki ir manau, kad tikrai išėję rodysim gerą žaidimą. Tai nuotaikos geros. Po pirmos pusės 3 vietoj, man atrodo, labai gera pirma pusė buvo. Dabar reikia išlaikyti tą kartelę, kad išsilaikyti lentelės kuo ilgiau viršuje. Priešininkai paskutiniai vietoje, kaip matom, bet turbūt antroji sezono pusė jie tikrai stengsis iš tenais išlysti ir man atrodo duos kovą, nes kaip ir čempionatas jau tuoj bus ir į pabaigą, tai man atrodo jie tikrai nenorės iškristi ir jie dabar kabinsis iš paskutiniųjų, kad tik tai išliktų lygoj. Pasiruošimas kaip pasiruošimas, aišku, po atostogų galva biškį fizinio darbo bus daugiau, bet šiaip tai visiems ruošiamės praktiškai vienodai. Visi stiprus. Silpnų nėra. Kovingai nusiteikę kauniečiai tikisi pratęsti Šiaulių komandos agoniją tarpusavio akistatose ir iškovoti dar 3 taškus. Jau Liepos 30 dieną didysis futbolas sugrįžta į Dariaus ir Girėno stadioną. Kauno derbio pradžia 19:30 min. Bilietus galite įsigyti žalgiris.lt ir rungtynių dieną renginio vietoje. Visi kartu už Kauno Spyrį.